Mariau, trečia diena treniruočių stovyklos. Ar jau radot bendrą kalbą su komandos draugais, naujaisiais komandos draugais? Jo, radom jau susipažinom. Viskas normaliai ir seniau esu pažįstu kelis žaidėjus. Kol kas kelios dienos, viskas normaliai. Dirbam. Po vasaros nesunku pratinti organizmą prie krūvio? Nesunku, nes vis tiek reikia palaikyti tą formą. Nes profesionalas turi prisižiūrėti. Taip kad nelabai sunku. Jūs esat ne vienintelis, bet vienas iš nedaugelio krepšininkų, kurie iš užsienio grįžta į Lietuvą žaisti. Kodėl nusprendėt parvažiuoti namo? Nežinau, kažkaip nenorėjau ilgiau laukti pasiūlymų, norėjau pradėti kuo anksčiau sportuoti. Ką žinau, buvo toks pasiūlymas vienas nekonkretus, bet nenorėjau paprasčiausiai laukti ilgiau ir viskas. Jūs porą sezonų nesame matę Lietuvoje, ar galite Utenos gerbėjams pasakyti, kuo išsiskiria Marius Pociukonis, kokios stipriosios pusės? Nežinau, man atrodo, jie pamatys, įvertins. Nežinau, galiu pataikyti iš toli. Tikiuosi dabar ta atitraukta linija nesutrukdys. Nežinau, pamatys. Gal žaisti pirmą antrų numerį, kur jums patogiau? Šiaip patogiau gal būtų antrų. Bet šiaip esu žaidęs nemažai savo karjerą ir pirmų. Bet šiaip patogiau antrų. Dabar paskutinius metus žaidžiau daugiausiai antrų. Ar teko domėtis Juventus komandos rezultatais ir pačių miestų kaip Utena? Jo, teko. Tai vienas iš pasirinkimo ir kriterijų buvo tai, kad buvo už tai komanda LKL pernai. Tai ir domėjausi ir žinau, nauja komanda atėjo iškart ir taip įrodė.